Aš buvau irgi tarp vienas iš tų žmonių, kuris pasirašė, kadangi buvo toks gandas ar tiesa, kad ten nebus kino teatro, kad ten bus striptizo klubas, kad ten kino teatro salės bus tik Rūsyje, bet aš, iš kur kas dabar vyksta, aš nelabai suprantu. Naujieji investuotojai, naujieji savininkai siūlo fantastinį kino centrą, ne tik kino salės, bet kino centrą, kurio aš analogų nematau Baltijos šalyse ir nežinau aplinkinėse šalyse. Kino centrą su puikiom salėm, su edukaciniam patalpom. Bet man tik kažkoks toks keistas įspūdis, kad tiem, kas protestuoja, visiškai nebesvarbu kino centras, visai nebesvarbu kino erdvė. Atsirado daugybė kabliukų matuoti šaligatvio plotą, lyg prie tos stotelės turėtų būti šaligatvis didesnis negu priešinga gatvės pusėje. Iš tikrųjų, man atrodo, kad yra užsižaista protestų, bet užmiršta vardan ko protestuota. Man iš tikrųjų gaila, kad vienas gražiausių ir moderniausių kino centrų Baltijos šalyse, skirtų nepriklausomam, vietiniam, nekomerciniam kinui, niekaip negali išsikapstyti iš to ir visi net nesupranta, kad jie trukdo kino centro statybai. Manau, kad iš tikrųjų daug žmonių, kurie pasisakė už kino centrą, nebesupranta, dėl ko yra protestuojama ir dėl ko yra stabdoma.